Sveiki, aš esu Eglė Banytė, Anykščių Antano vienuolio gimnazijos mokinė, AVG infožurnalistė. Šiandien mūsų moksleiviai dalyvauja akcijoje Gyva šypsena. Kaip jautiesi dalyvaudamas šioje akcijoje? Įdomiai, keistai iš tikrųjų. Kaip jaučiatės dalyvaudami šioje akcijoje? Baisiai. Ar manote, kad tai yra naudinga? Taip, iš tikrųjų malonu čia dalyvauti. Norėtųsi, kad tokių akcijų būtų daugiau, nes iš tikrųjų, manau, kadangi šį savaitę yra tokia labai puikia vieta paminėti visam tam. Ką manau apie šią akciją? Manau, kad tai labai geras mokyklos mokinių suvienijimas. Taip pat linksma akcija visiems. Kaip jautiesi čia būdama? Labai gerai, saulė šviečia, oras nelabai šaltas, su draugais esu, tai fainai. Tai ką norit paklausti? Oi, labai šauniai. Norim prisidėti prie visos Lietuvos akcijos, kuri vyksta savaitę prieš patyčias, ane? Tai va, mes kartu tokia mokyklos akcija, norim išreikšti savo pritarimą, kad būtų nustojama tyčiojimosi mokykloje ir pas mus mokykloje ir visoje Lietuvoje. Moksleiviai bent jau šią savaitę turi labiau atkreipti dėmesį į šią problemą, kuri yra visoje Lietuvoje. Ir manau, kad tokio dėmesio atkreipimas kažkaip labiau mokinius solidaruoja, labiau sutelkia ir labiau šią problemą iškelia į paviršių. Manau, kad puikiai, oras gražus, pavasaris geriau nebūna. Gerai, vat link čia, ateikit, vat link čia, sustokit, bet neužstokit. Gerai, dar truputį va šitą pusę. Šiandien su mumis nėra psichologės, ji serga ir prašė perduoti pačius nuoširdžiausius linkėjimus. Ji sakė, aš apkabinu jūs visus, visą mokyklą, su savo nuoširdžiausiais linkėjimais kartu. Ir dabar 12 valandą visa Lietuva, visi mokiniai ištars vieną frazę. Iškelkit rankas ir visi sušaukia. Gyvenimas be patyčių. Ir visi kartu. Gyvenimas be patyčių. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų, ir tie, kur išdrįsta nuvyti abejonę, visi jie liepsnodami kyla ir krenta. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmi kartai. Tie, kurie plaukia per vandenyną, net ir tie, kur nuskęs tik pradėję kelionę. Visi jie su saule leidžiasi ir kyla.
juda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmi kartai. Tie, kurių bėdos įspaustos mėnulį, ir tie, kurie sniego viršūnėm klajoja. Dar kartelį visi Visi, kurie garsiai.